atsakymas į klausimą taip arba ne. Rinkimės variantą pirmąjį arba antrąjį ir pasižiūrėkime apie kągi tai apie tą tokį priėmimą situacijos yra kaip yra, taigi abiem atvejais tai padėtų priėmimas tos tikrosios situacijos, neiškraipimas ir radimas išeičių. Ir pirmasis atsakymas yra ne. Matosi, kad dar pasiekti šitą tikslą reikalinga jums nuraminti savo protą, subalansuoti mintis ir nesistengti kažkaip sugudrauti, iškreipti situacijos, kad reikalinga vis dėlto priimti, yra kaip yra ir šiuo metu dar ne, kad kai subalansuosi savo mintis, paleisi, atleisi, tada tik tai pasikeis situacija. Antrasis variantas tai yra atsakymas taip, tai yra vaikštantis liūtas, ta jūsų stiprybė, kad jūs priimate savo stiprybę, pažvelgiate taimėms į akis, kad mato tą situaciją iš perspektyvos ir priimat, taigi pasaulis jums atsiveria ir matosi čia tokie net toliai, kai tas liūtas iš savo stiprybės ir išminties eina į priekį, tai ir atsiveria dar naujos tokios durys toliai, bet todėl, kad jūs priimat viską kaip yra, tą baltą ir juodą, ir tai yra jūsų galia.